Marijampolės Sūduva pralaimėjo abi pirmasias rungtynes ir dabar nusileidžia Delikateso komandai rezultatu 0-2. Stankevičiaus Jogminas į baudos aikštelę, sudėtingas metimas. Tai jau yra trečioji komandinė ir antroji Ežerskio pražanga. Čia sudėtingas metimas. Jogminas ir 2 taškai su pražanga. Ir pavyksta Jogminui išstumti varžovą. Čia geras perdavimas ir 2 taškai su pražanga. Navickas ir vos nesuklysta. Čia Delikatesas, bet ataka tęsiasi. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Spėja išmesti kamuolį. Sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Na, pastaruoju metu ilgai užsitęsia atakos. Ežerskis. Jo reidas po krepšiu ir 2 taškai su pražanga. Serijos pabaiga jau šiandien. Čia perima kamuolį Delikatesas, Valunta iki galo, netaiklus metimas, Beniušis. Ką tik tai meta Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšininkai, čia labai geras perdavimas. Viso labo 2 taškai jo sąskaitoje, o čia Jogminas. Procentų pataikymo iš tolimosios distancijos ribą, jis taip pat nesenai pasirodęs aikštėje. To metimo pataikyti nesugeba, čia Pipiras. Delikateso komandoje yra tikrai didelė, ten ir Šarūnas Beniušis, ir Giedrius Stankevičius, ir tas pats Rytis Pipiras, kuris dabar pelno. Niekas nieko nebepakeis, Lukošius Ryčiui Pipirui, šis gražus perdavimas Ryčiui Biliartui. Ir visa serija jau šeštadienį vėl grįžta į Joniškį.